Aleksandro Stulginskio universitete vyko tarptautinė žemės ūkio paroda Ką pasėsi. Didžiausia tokio profilio paroda Lietuvoje supažindina su naujausia žemės ūkio technika, pažangiausiomis technologijomis, moderniausiais produktais žemės ūkiui. Vieną gausiausių ekspozicijų pristatė akcinė bendrovė Lytagra, žemdirbiams siūlanti itin didelį patikimos bei modernios žemės ūkio technikos asortimentą. Įmonė siekdama padėti ūkininkams patogiau apsirūpinti žemės ūkio techniką, kuria aptarnavimo centrus regionuose. Jau pastatytas yra Panevėžio tech aptarnavimo centras, kurį planuojama atidaryti dar balandžio mėnesį. Suprojektuotas Alytaus tech aptarnavimo centras, projektas užbaigtas ir statybų leidimas išimtas Kėdainiuose. Ten bus prekybos ir paslaugų centras 4800 km2. Ir manau, kad šių metų plėtra, jei dar pavyks, tai pradėsim statybas Raseiniuose. Atrodo, ir taip visą Lietuvą esame apėmę, bet vis dar randam nišą, kur galėtume būti arčiau ūkininko. Mes labai daug turim stiprių įmonės pusių. Pati pagrindinė yra ta, kad neturim nei vieno konkurento, kuris galėtų pasiūlyti tokį platų tinklą su tokiu plačiu prekių asortimentu. Prekių ženklai yra numeris vienas daugelyje Europos ir netgi pasaulio šalių. Serviso aptarnavimas yra šiai dienai labai aktualus klausimas, nes kas yra ūkininkas? Mes jį labai gerai pažįstam, mes žinom jo problemas, nes patys turim savo ūkį, iš ko galėtume spręsti, kur didžiausia reikalinga koncentracija, kad jisai būtų laimingas ir jaustųsi patikimai, bendradarbiaudamas su tokia įmonė kaip Lytagra. Tai yra techninis aptarnavimas. Šiais metais į techninį aptarnavimą, kaip ir sakiau, atidarom prie techninio aptarnavimo Panevėžyje, Alytuje, o į servizo darbuotojų mokymus investavom ypatingai didelius pinigus, didelės investicijas darom ir su didžiulė atsakomybė prisiemam savo įsipareigojimus padaryti techninio aptarnavimo paslaugą numeris 1 Lietuvoje. Parodoje Lytagra pristatė itin didelį žemės ūkio technikos asortimentą, jame gausu naujovių. Amazonės mes stende turime pačio naujausio tipo, būtent hidropavara varomas barstytuvus. Taipogi turime didžiulį savaeigį barstytuvą, būtent Amazonė Pantera 4502, tas naujausias modelis. Yra netgi 36 metrų darbinio pločio, būtent sukomplektuota su specialia sensorinė technologija, kuri atpažįsta pagal GPS signalą, kurioje vietoje, kuriam pasėliui reikalinga didesnė ar mažesnė norma chemikalų išpurkšti. Taipogi turime parodoje vieną iš tokių didžiųjų būtent eksponatų, tai yra Triešė Flygel ASV serijos priekaba. Jos netgi jos krova gali būti netgi 30 tonų. Ji yra ypatinga tuo, kad turi įstūmimo sieną, neverčia nei per galą, nei per šoną. Taip pat galima montuoti jos tiek iškratymo volus, tiek grūdų perkrovimo, būtent priedą, o tiesiog galime mes ją panaudoti ir kaip priekabą. Iš Goršo mes turime vėlgi naujo tipo Gorš Pronto 6DC siejama, yra patobulinta būtent išsėjimo sistema. Iš Kronės turime patį naujausią eksponatą, tai yra Kronė savaeigis smulkintuvas, būtent pašarų smulkintuvas BX 700, yra tikrai su plataus užgrebio būtent kukurūzų skabyklė. Jeigu žengiant toliau, taip pat pas mus yra labai didelė ekspozicija atsarginių detalių ir gyvulininkystės reikmenų. Be abejo, mes turime ir tokius išskirtinius, ko gero, eksponatus, tai yra melžimo robotai, Leli melžimo robotai, čia jisai veikia, dirba, rodo, kaip jisai vykdo tą darbą. Taipogi prie jo dar yra 2 robotizuoti įrengimai, tai yra pašarų pristumėjas, būtent Leli Juno, ir taip pat yra netgi robotizuotas pašarų dalintuvas. Taigi Leli Vektor, jis tiesiog atlieka darbą vietoj to, kad reiktų su traktorium dirbti, jisai užprogramuojamas ir žino savo kelią, žino savo darbą. Taip bet mes turime ir kinant pašarų dalintuvą ir aišku turime platų būtent
ekspoziciją plačią būtent grūdų sandėliavimo įrangos. Šiemetis Lytagros pasididžiavimas – savaeigis javų kombainas New Holland CX 8.85. Labai džiaugiuosi būdamas viename didžiausių parodos stendų. New Holland kompanija jame pristato dvi naujoves – traktorių T7 ir kombainą CX 8.85. Naująjį kombainą neseniai pristatėme Žemės ūkio technikos parodoje Vokietijoje, o šioje parodoje džiaugiamės, kad mūsų kombainas laimėjo aukso medalį. Šis kombainas yra naujausias iš visų mūsų modelių. Jame įmontuotas 449 arklio galių variklis, bunkerio talpa 12,5 tūkstančio litrų. Taigi, kaip matote, tai yra labai produktyvi mašina su dideliu skaičiumi arklio galių. Mes taip pat didelį dėmesį skiriame komfortui, taigi net ir tokia didelė mašina išlieka patogi. Jeigu jūs negalite atvykti į parodą, tai siūlyčiau užsukti į Lytagrą ir išbandyti šį kombainą, pasukti vairą, pajusti, kaip yra lengva tai padaryti. Patikėkite manimi, galite vairuoti šią mašiną jau nuo pirmos dienos, net jeigu niekada to nedarėte. Kombainas yra labai didelis ir galingas, bet vairuoti jį galite išmokti per 5 minutes. Lytagra oficialus JCB gamyklos žemdirbiams siūlančios plačią krautuvų gamą atstovė. Čia savo ūkiui tinkamiausią krautuvą išsirinks ir smulkus, ir stambus ūkininkas. Tai būtų teleskopiniai krautuvą nuo pradedant 527, 516, baigiant tokiais didesniaisiais krautuvais 531, 541 arba 535, pasižymintis keliamąją galę nuo 1,6 iki 3,5 tonos, galingesni būtų ir 4,1 ir 6 tonų, o strėlės siekis būtų nuo 4 metrų iki 9,5 metrų aukščio. JCB gamintojas visada orientuojasi į visus ūkius. Tai būtų pradedant ir mažus, smulkius ūkius, taipogi vidutinius, mišrius, augalinkus ir gyvulinkus. Taipogi turim ir didžiąją gamą, krautuvai pritaikyti mūsų pramoniniams ūkiams, tai kurie būtų, kaip pavyzdys, krautuvas 435S Agri, vis randamas Lietuvos didžiausiose ūkiuose. Šiuo metu žemdirbystei nėra palankus metas. Kritus pieno ir javų supirkimo kainoms prireikus naujos technikos labai svarbu greitai ir geriausiomis sąlygomis ją įsigyti. Lytagra, turinti stambius centrus pietų Lietuvoje, pasiruošusi padėti ūkininkams. Lytagra šiuose regionuose turi stiprius prekybos centrus, kuriuose ūkininkas gali rasti viską. Rasti mus Lytagros vadybininkus, kurie galim pasiūlyti techniką, mažąją, didžiąją techniką. Na ir tai technikai atsarginės detalės, metalus, statybinės medžiagas, gyvulininkystės fermų įrangą. Žodžiu, kas domina, mes viską galim ūkininkam pasiūlyti ir ūkininkai gali įsirinkti. Populiariausi produktai tai žemės dirbimo, pašarų ruošimo. Na, o mes turim tuos didžiuosius brandus. 1990 metais Lytagra pasirinko europinius grandus, kad yra mūsų esamam stende Amazonės technika vokiška, Kronės technika, New Hollando technika, traktoriai, kombainai, tai naši, patikima technika ir ilgai tarnaujanti. O dėl pirkimo sąlygų, tai čia kiekvieno atveju šnekamės, kad būtų palankios ir ūkininkui, ir mūsų įmoniai. Šiandien prekiaujančių įmonių ir firmų yra daug ir visi važiuoja ir visi siūlo. Ir ūkininkui turbūt ir sunku įsirinkti. Na, o kuo įsiskiria mūsų, tai aš jau ir minėjau, kad tai žinomų europinių firmų, patikimų, išbandytų savo ūkiuose technika ir ūkininkas tai mato savo laukuose ir technologiškai, ir technikos patikimumu, tai tuo ir įsiskiria mūsų technika. Ji gal kažkiek yra šiek tiek brangesnė už kitas, bet tai atsipirka savo technologiniuose procesuose ir ilgamžiškume.
Sūduvos krašto ūkininkai nesuspėję apsilankyti parodoje gali nenusiminti. Jų laukia didžiulis Lytagros prekybos centras įsikūręs Marijampolėje. Jame ypač didelis atsarginių žemės ūkio technikos dalių, padangų, įrankių asortimentas, gausu įvairiausių prekių reikalingų ūkyje. Asortimentas tikrai yra platus, ypač žemės ūkio technikos atsarginių detalių. Ras žmogus ir kombainui, ir traktoriui, ir sėjamai. Atsarginių detalių tikrai yra be galo daug. Ir diržai, ir padangos, kurios dabar yra tikrai išparduodamos, kurios yra akcijuojamos, kas reikia. Vienu žodžiu, žmogus atėjęs į prekybos centrą, ypač žemdirbiškojo sektoriaus, tikrai ras visko, ko jam reikia. Yra didelis labai asortimentas įrankių skyriaus, tvirtinimo detalių skyriaus, santechnikos, darbo apsaugos priemonės, statybinės medžiagos. Ir be abejo, aišku, mūsų didieji sandėliai metalo. O juose visko galima rasti. Ir lovį rasit, ir juostą rasit, ir vamzdį rasit, ir armatūros. Ir atliekam pjaustymo paslaugas, jeigu reikia klientui, galima supjaustyti. Esant galimybė, jeigu vamzdžiai ar kokie sijos yra 12 metrai, bandom, kad klientui atvežti ir į vietą. Vienu žodžiu, taikom tikrai tokią lankščią klientui sistemą, kad kuo jam būtų geriau. Nes Marijampolėje tokių didelių sandėlių nebuvo. Dabar, kaip mes atsiradom, poreikis žmonėms tikrai žmonės eina, žmonės patenkinti. Kainos tikrai yra geros, ypač dabar buvo nukritę kurį laiką metalo kainos. Artėjant žolinių pašarų ruošimo sezonui, Lytagra jau dabar siūlo įsigyti šienainio plėvelės. Prekybos centre veikia lojalumo programa. Galima įsigyti dovanų čekius ir nuolaidų korteles. Kortelės nuolaidų, kurios yra kasuose, gali kiekvienas klientas įsimti. Ir paskui, imkim, kas liečia įmonės, ūkininkus, yra sudaromos sutartis, duodam atidėjimą mėnesį laiko. Ir dėl nuolaidų visą laiką ateina kiekvieną kartą žmogus, visą laiką kažkokią tai randam išeitį, ar tai daugiau perka, ar tai brangesnė prekė, visada ateina, pasitariam ir tikrai išeina patenkintas visada. Šiame centre, ką nusipirkti ras ne tik ūkininkas, bet ir sodininkas, daržininkas, bitininkas ir net eilinis miestietis.